keli draugai, kuriam pasakoju šitą istoriją, sakau, wow, čia tai buvo testas, žinai. Ir labai aišku, iš tikrųjų, ką jinai padarė, bet aš tuo metu nesupratau. Papasakosiu istoriją labai netikėtą. Ir tai buvo didžiulė pamoka man. Tai buvo kaip darbo pokalbis ir testas, kurio aš nepraėjau. Ir įdomu tai, kad visą esmę to testo aš supratau praėjus tik ne 1 metam po to įvykio. Ir istorija apie stuburą ir apie vertybės. Tai maždaug 2017 metais aš dirbau NT srity, su nekilnojamu turtu, dirbau brokeriu, man gerai sekėsi ir tuo pačiu vienam iš savo klientų ieškojau objekto. Ir radau objektą, kurį pardavinėjo kita brokerė. Ta brokerė iškart jaučiau nuo pat susitikimo su ja, buvo kur kas aukštesniam lygiai negu aš. Jis dirbo su prabangiu nekilnojamu turtu, jis dirbo su aukštos vertės klientais, su klientais, kuriais man būtų įdomu buvo dirbti. Ir jis sako, žinai, Žygintai sako, aš ieškau savo versle komandos ir partnerio. Ir galbūt tu norėtum apie tai pasikalbėti. Sako, aš turiu daug klientų, kurio aš tiesiog nespėjau apdirbti ir man reikėjo kolegos. Ir jinai pakvietė mane pavakarieniauti į restoraną viešbutyje Kaune. Tai mes nuėjome tą restoraną sutartu laiku, susitikom, jinai beje buvo labai žmogus toksai, kuri labai turi vertybės ir manieras. Ir etiketą labai jaučia, apsirengus solidžiai, kaip priklauso žmogui dirbančiam su išskirtiniais objektais ir išskirtiniais klientais. Mes vakarieniaujam ir praėjus maždaug pusvalandžiui ar daugiau truputį minučių nuo pradžios, valgom, kalbam apie vertybės, apie darbus, apie klientus, kaip aš dirbu, kaip jinai dirba, kokias problemas jinai sprendžia, kaip aš sprendžiu problemas ir panašiai. Ir staiga jinai pradėjo stipriai apkalbinėti aplinkinius žmonės. Maždaug, pažiūrėk, kaip čia jie apsirengę, sako, kaip čia jie taip valgo, ar tiesiog pradėjo kalbėti jų aprangą ir jų manieras, ir sako, žiūrėk, ateina to moteris, sako, pažiūrėk, kaip jinai čia labai netinkamai elgėsi. Ir pradėjo taip pastebėti dalykus, kurie šiaip nurodo yra mažreikšmiai, arba aš jų net nepastebėčiau, jinai pradėjo juos labai sureikšminti ir apkalbinėti žmonės, labai stipriai, negražiai. Ir aš įsivaizduoju, kad tuo metu aš jaučiuosi labai geltonsnapis prieš ją. Jinai dirbo su turtu, kuriuo aš norėčiau dirbti, jinai dirbo su klientais, kuriais aš norėčiau dirbti, jinai dirbo kur kas aukštesniam lygiai. Ir aš nereaguoju jos apkalbas. Aš nereaguoju, aš tiesiog sėdžiu, kažką ten suminkiu, bet iš esmės aš neturėjau stuburo, aš neatstovau savo vertybių. Ir įdomu buvo tai, kad tas testas buvo toks stiprus ir tuo pačiu toks netikėtas, kad aš jo visiškai nepraėjau. Nes maždaug praėjus dar pusvalandžiai nuo mūsų pokalbio, jau vidurio, tai maždaug valandą nuo pradžios. Ir jinai sako, žinai, Žygintai, nieko nebus, sako, aš matau, kad mes nerasim bendros kalbos. Ir aš labai nustebau, kaip čia, sakau, kas nutiko. Ir jinai sako, žinai, čia prieš kurį laiką aš pradėjau apkalbinėti žmonės esančius aplink. Aš sako, tu tai nesukėlė iki tyrimo? Aš sakau, žinai, sukėlė, bet tiesiog nesureagavau. Tai va, sako, aš manau, kad mano elgesys buvo netinkamas, jinai manė, kad jos elgesys buvo netinkamas ir aš visiškai tai nepastebėjau, visiškai to nesureagavau. Čia buvo didžiausia pamoka, kurią sugavęs per tokį darbo pokalbį ir aš išdaviau savo vertybės, aš netkreipiau dėmesio į jos netinkamą elgesį viešoje aplinkoje, aš nesureagavau į tai, aš nesustabdžiau jos ir jinai tai suprato ir aš nepraėjau jos testą. Nes jinai mano, kad, ir aš taip dabar manau, kad žmogus, kuris turi savo vertybės, turi stuburą, turėtų sustabdyti kitą žmogų, kuris elgėsi neteisingai, jokimės jo nuožiūriu. Įdomu tai, kad keli draugai, kuriam pasakoju šitą istoriją, sakau, wow, čia tai buvo testas, žinai. Ir labai aišku, iš tikrųjų, ką jinai padarė, bet aš tuo metu nesupratau. Ir tai pamoka, kurią išsinešu aš. Iš šios situacijos tikiuosi išsinešate ir jūs, tai atstovauti savo vertybės ir turėti savo vertybės ir komunikuoti jas netgi tada, kai tai gali sukelti konfrontaciją ir būti nepatogu.